tada, kai bent jau šioje akimirkoje susitaikom su to, kaip yra ir leidžiam savo neskubėti, leidžiam savo turėti kažkiek laiko, tiesiog pabuvimui. Ir jeigu dar yra tokios sąlygos kaip dabar, gražus oras, tai gali įvykti džiaugsmas, nes jam bus tinkamos sąlygos. Ir nereikia čia jokių ypatingų dalykų. Tiesiog reikia padaryti tam vietos. Duoti tam laiko ir biškį atjungti protą nuo bandymo kažką pasiekti, kažkur nuskubėti, kažkur nueiti, kažką padaryti. Nereikia net būti kažkur ypatingoj vietoj, užtenka būti parkinge, kad tai galėtų įvykti. Kad galėtume patirti tą džiaugsmą, kuris nesislepia nuo mūsų, tai mes slepiamės nuo jo. Apsikrovę darbais, rūpesčiais, bandydami kažką suremontuoti, kažką pasigerinti. Ir pamiršę esminį dalyką pasidžiaugti. Tiesiog turėti laisvo laiko, per kurį nieko neplanuojam. Per kurį leidžiam savo pojūčiam pajausti, kas vyksta. Leidžiam pajausti savo saulę, vėją. Leidžiam savo pasidžiaugti, kad nieko neskauda. Ir suprantam, kokie esam laimingi, nes nieko neskauda ir mes galim va dabar, va čia ir dabar jaustis gerai. Labai lengva nuraminti protą, kai pasitikim visatą, kad viskas bus gerai. Tada jokia mintis mūsų nebaugina, dėl to mes nesam įsitempę. Jeigu mes turim tą pasitikėjimą, kad kas be nutiktų, vis tiek bus gerai, nes visada buvo gerai. Kodėl turėtų nebebūti? Tada lengva sau duoti, atsipalaiduoti. Kiekvieną dieną tiek, kiek reikia, kad pasikrauti, kad atsistatyti. Tam nereikia kažkokių ypatingų sąlygų. Bet deja, didžioji dauguma žmonių ieško ypatingų sąlygų. Čia va tikėjos parkinge. Atsipalaidavusių žmonių jūs, noriu sakyti, nerasit. Aš va dabar tai nemačiau, kai jau parduotuvė ir šios. Visi kažkur bėga. Gal ir nieko tokio, bet bėga visada. Dažniausiai, beveik visada. Ir niekur nenubėga. Ir tada tas įprotis neleidžia atsipalaiduoti, net esam kurti. Kur mes jau atrodo rezervavom tam laiką ir vietą ir vis tiek rūpestis ir įtampa ir visa kita. Tai pabandykim gal atsipalaiduoti. Pasitreniruokim tą atsipalaidavimą prieš kurortą, prieš atostogas. Iki.